Noriu pristatyti jums tokį raštuką. Jis yra daugumai žinomas, daug naudojamas. Povo uodega. Taip gavosi, kad šitas spalvas įsirinkau. Labai tikrai panašios į povo uodegos spalvą. Naudoju moherį su šilku, blizgutį žvynelius ir linėją soft siūliuką. Raštas susideda iš 17 akių ir kartojasi kas 8 eiles. 80 eilių galim sakyti, nes eina pirmos 2, pradedant mezgame užsimetus akis 2 eiles gerosiom iš abiejų pusių, išeina 4 eilės. Ir tada pradedame, kai turim 4 eilės, raštą megzti. Aš jau esu prasimezgusi, tai esmė yra ta pačio rašto. Užsidedam vieną akį ir 17 akių. Tai pas mane čia pirma dalis, kad pirmą akį nukeliame, 2 akis sumezgame kartu. 3 kartus, tai 1 kartas 2 akis iš kairės į dešinę gaudom siūliuką. Taip šitoje vietoje. Ir 3 kartas 3 gaunam akis iš 6. Toliau užsimetam, sumezgam, užsimetam, sumezgam. Taip išeina 5 akis. Su užmetimu gaunasi 11. Ir toliau vėl 2 imam iš dešinės į kairę siūliuką jau traukiam. Iš dešinės į kairę 2 akis. Tai šitaip gaunasi pirmas mūsų raportas. Dar kartą parodysiu. Dabar jau iš karto jau imam iš kairės į dešinę 2 akis, iš kairės iš dešinę dar 2 akis ir dar 2 akis, 6. O aš skaičiuoju taip, 7, tai yra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13, 14. 14, kai užmetimas yra, lieka 6 akis ir 6 akis sumezgam iš dešinės į kairę šis iki ir vėl bus raporto pabaiga. Taip mezgam iki galo, nes mano eilė yra, mėginuko nebandau, čia mano jau rankovės. Iš blogosios pusės, žiūrėkite, yra toksai dalykas, mezgant blogosiom akim. Paprastai mezgant blogosiom